Labas rytas visiems, pabudome ir kelkimės, parodysiu, ką šiandien gero nuveiksiu, bet pirmiausia, einu pasidarysiu kavytės, kad galėčiau prasibūdinti ir normaliai atsimerkti. Žiūrėkit, pasidažiau su labai gražiu lūpų dažu. Štai kokia spalva, ant manęs atrodo štai taip. Mano šiandienos makiažas. Bet žinokit, visai nesilaiko. Čia yra kompanija Quien-Dice Berenice, man atrodo vadinasi, tai yra braziliška kompanija. Jie tokie pigesni tie produktai, bet kai kurie geri, kai kurie ne. Pavyzdžiui, pirkau šešėlius aną kartą, tai man labai patiko. O vat lūpų dažas nelabai. Tai aš sakiau, reikės kurią dieną nusinešti į kokį maką ir paprašysiu, kad man surastų lygiai tokią pačią spalvą ir tuomet nusipirksiu, nes šiaip mako lūpų dažai, kiek žinau, tai laikosi kur kas geriau nei šitas. Tai va, tai labai gaila, nes tikrai spalva man labai patinka. Šiandien gaminsiu pietus, kurie vadinasi poke. Tai bus japoniški ryžiai su žalia žuvimi. Jums parodysiu. Tai noriu jums parodyti, kaip aš darau japoniškus ryžius. Neturiu dabar aš to specialaus puodo, nes šiaip specialiam puode verdi. Bet aš žinokit išmokau, kaip ant paprastos dujinės išsivirti. Tai galbūt kažkam tai irgi bus įdomu. Tai va, žiūrėkit, aš dabar supyliau į puodą, labai svarbu yra išmatavimai. Tai pavyzdžiui, čia yra pusantro puodelio japoniškų ryžių ir yra maždaug puodelis ir 3/4 vandens. Tai truputį daugiau vandens ir aš dabar uždengsiu su dangčiu, uždėsiu ant aukštesnės ugnies, paliksiu, kad užvirtų ir kai užvirs, netidengsiu, bet sumažinsiu ugnį ir virsiu lygiai 10 minučių ir tada išjungsiu ugnį, vėl netidengsiu ir paliksiu dar 10 minučių, kad jie pabaigtų kaip ir, ne tai kad virti, bet tiesiog išbrinkti. Ir tada parodysiu, kaip aš darau ryžius, kadangi reikia acto pilti, cukraus ir taip toliau, tam, kad būtų tikrai japoniški ryžiai. Na ką, bandau rodyti, kaip daryti japoniškus ryžius. Tai viską, kaip matote, atskirai aš išmaišiau. Beje, mane vyras išmokęs, kaip juos daryti. Tai šiaip ir Japonijai taip daro. Tai ko reikia? Tai ryžių acto, šiek tiek druskos, cukraus gan nemažai. Į šito puodelį aš sudėjau apie gerus 4 arbatinius šaukštelius ir šiek tiek adžinomoto. Jisai skonio labai nedaug priduoda, jį šiaip Japonijai naudoja, bet galima ir be jo apsieiti. Tai aš dabar šitą visą savo mišinį, matot, išmaišiau, kad praktiškai viskas ištirpo. Po truputėlį pilsiu į ryžius, maišysiu ir matysiu, kaip man užteks. Tada daugiau nebepilsiu. Man atrodo, kad šitos stiklinės turbūt užteks pusę, galbūt netgi dar mažiau. O beje, įdomus dalykas, labai daug kas galvoja, kad japoniškas maistas yra ypatingai sveikas, nes daug daržovių, žalios žuvies ir taip toliau, bet iš tikrųjų jisai yra sveikas, bet nėra toks sveikas, kaip žmonės įsivaizduoja, kadangi japonai naudoja labai daug cukraus. Kaip matėt, į tos pačius ryžius, kuriuos jie valgo, praktiškai kiekvieną dieną eina gan nemažai cukraus į visokius padažus, į visur. Tai iš esmės sveikas maistas, bet eina gan nemažai cukraus. Aš pavyzdžiui, anksčiau būčiau net nepagalvojus. Tai va, kaip atrodo ta mūsų pokė, tai kaip matote, eina ryžiai, kuriuos padariau, žalia lašiša, šiek tiek sezamo sėklų, įpyliau truputį sezamo aliejaus, dedasi sūrius, kaip jisai vadinasi, kreminis sūris, toks kaip Filadelfija, kažkas panašaus. Ir taip pat dar užpilsiu šiek tiek sojos padažo. Originaliai šiaip dar turėtų čia būti ananasas arba mangas, bet žinokit, abudu suvalgymo turgelis neprasidės iki 5 valandos. Tai čia nevalgom tiesiog taip paprastai. O tiesa, aš dar ir su žalia arbata geriu. Matot, visiškai japoniškai. Na ką, einu šiandien į turgelį, apie kurį aš jums esu ne kartą tikrai pasakos, bet man atrodo, aš niekad nesu parodžius, nežinau, kažkaip lyg kameras aš nebuvau pasiemusi. Tai visą laiką buvo trečiadieniai, sekmadienį būna ryte, tai aš dažniausiai neatsikeliu, tai aš einu trečiadienį, nes būna vakare. Ir dabar pastarąjį mėnesį praktiškai nebuvo pas mumis turgelio, nes čia buvo ir kalėdos, ir nauji metai, ir po to dar porą savaičių atostogos visiems, tai vienu žodžiu. Tai šiandien yra 16, man atrodo, sausio, tai va pagaliau turim turgų. Tai eina pasižiūrėsim, kas gero, aš noriu visokių vaisių, daržovių nupirkti. Tai va, tai žodžiu keliaujam. Hola, tudo bom?
Poi pile. Poți compra meia duză? O tanto você quiser, tá? Ok. Quer meia dúzia dessa? Por favor. Você já vai ou vai dar um tempo? Eu queria também limão, por favor. Quantos? Dúzia. Uma dúzia? Pode ser? Pode. Eu deixei mil coisas aqui. Tá bom. Na ką, partija savo didžiausią krepšį, kaip kokia turkaus boba. Aš kiekvieną kartą prisipirku daugiau negu reikia. Vienintelis dalykas, kad šiandien nebuvo daržovių, nežinau kodėl, bet visi kiti prekybininkai buvo. Tai va, tai nupirkau kiaušinių. Aš laiką perku kaipyros. Kaipyra tai reiškia, kad vištos laksto jos kur nori, valgo ką nori, žolytės, kirmelytės ir taip toliau. Tai kiaušiniai yra labai skanus, kur aš čia pirku. Čia yra mano vyrui pastel. Pastel tai čia braziliškas čeburekas. Toliau čia yra gėrimai, tai čia yra kokosų vanduo ir čia yra cukranendrių sultis, turbūt taip pavadinti. Žiauriai saldu, bet žinokit skanu, man patinka. Toliau dabar čia vaisių krūva. Žinoma, nakart jau kažkas rašėt dėl maišelių, tai žinokit, čia pas mumis apačioj visą laiką taip pakuoja. Pavyzdžiui, kokiem bananam arba tokiam vaisiam aš net nedėčiau maišelių, nes iš esmės tai nereikia. Bet esmė ta, kad dėl to yra tiek daug. Tai pirmas dalykas citrinos. Citrinos aš naudoju kiekvieną dieną ir maisto gaminimui, ir limonadą darau ir taip toliau. Toliau ananasas čia pardavinėja taip supjaustyta, tai aš labai perku. Man patogu, nereikia išdarinėti to ananaso. Bananai. Bananus irgi mes visą laiką valgome. Toliau čia yra papaja. Aš žiauriai mėgstu papają, šiek tiek užsilašinu sulčių. Norėjau sakyti apelsinų, ne apelsinų, o citrinų. Toliau, kas čia dar? Nupirkau 2 kriaušės, labai čia skanios, čia vieną tais pardavinėjau, štai taip keistai, ir 1 guavą. Toliau, ką čia dar mes turim? Turim pitają, man atrodo lietuviškai ir angliškai drakono vaisius vadinasi, jeigu neklystu, tai va, tai yra tokios. Toliau, truputį mandarinų. Aš labai mėgstu mandarinus ir paskui nupirkau 3 mangus. Brazilijoje mangai yra nerealiai skanus. Tai va, šiandien labai gražus buvo tokie dideli. Tai va, matote, kokie visi spalvoti gražus vaisiai. Tai kas žiūrėt mano praeitą filmuką, aš rodžiau gan nemažai apie siuvimą, tai rodžiau, kad pabaigiau palaidinę ir taip pat ale pradėjau sijoną, sakau ale už tai, kad pasidariau aš iškarpas ir taip pat susikirpau medžiagą. Tai šiandien galvoju tęsti aš savo šitą darbą, tai kam įdomu apie siuvimą, tai turbūt dabar ateinantis vaizdai bus įdomus, tai pasistengsiu vėl kažką daugiau parodyti, papasakoti, kaip aš darau. Ir kas nematėt praeito filmuko ir jums įdomu apie siuvimą, tai aš patarčiau pirmiausiai nueiti pasižiūrėti praeitą filmuką, tada matysit, kaip aš pradėjau su tom iškarpom, su iškirpimu ir viskuo, o tada dabar galim žiūrėti tokielę kaip tęsinį. Tai va, tai susikarpiau aš vakar viską, tai galvoju, aš dar kelių dalių nepasidariau, kur bus sijonas, nepasidariau vidinės dalies, tai aš jums parodysiu, kaip aš išsikirpsiu ir tada viską paaiškinsiu ir ką, bandau tada eiti siūti. Na, matote, apie ką aš sakiau, kad yra vienas dalykas, kad reikia 4 dalių, o ne 2, tai aš kiek suprantu, čia yra priekis. Tai priekis yra, palaukit, taip, šita dalis, čia kur perlenkta bus nugara, čia bus priekis, tai šitos reikia dar 2 dalių, tai eis iš vidaus, bet aš žinot, kaip padarysiu, aš, man atrodo, kirpsiu ir šitas dar 2 dalis, ir šitas dar 2 dalis, ir šitas 2 dalis, kurios, vat matot, čia naisa bus pačiam viršuje. Paskui pamatysit, kad viskas čia labai aišku, nes kai storesnė medžiaga, tai aš tiesiog darysiu iš 2 pusių tokį, ale, kaip sakyt, kaip pamušalą, nu, vat įsivaizduokit. Palaukit, aš paimsiu, va, medžiagytę,
Tarkim, matot, čia yra priekis, čia mano sijonas, čia kažkur tai eina ir čia užsegimas, ane? Tai jeigu tik susiūsiu, tai kita pusė taip atrodys, čia visur matysi siūlės ir labai bus negražu. Bet jeigu aš uždėsiu medžiagytę iš kitos pusės ir gražiai užsiūsiu, tada atrodys labai tvarkingai. Tai va, tai aš už tai noriu taip ir padaryti. Tai aš galvoju, šitos medžiagos ar taip aš jau užtektinai nebeturiu, o ir iš tos pačios medžiagos nedaryčiau, nes kaip matote, jinai yra labai stora, tai man reikia daryti iš kažkokios plonesnės medžiagos. Tai aš galvoju daryti, matot, aš juodą turiu ir kažkur, va, ištraukiu. Ir čia turiu raudoną, tai aš dabar nežinau, aš galvoju daryti juodą, bet kažkaip man atrodo, kad aš galbūt raudoną darysiu. Kažkaip netaip iššaukiančiai atrodys, aišku, nesimatys šitos dalies, bet vis tiek kažkaip pačiai smagiau, kai viskas dera gražiai. Tai aš ko gero tada, žinokit, kerpu iš šitos medžiagos, tai va šimtaus viską ir parodysiu. Nu, žiūrėkit, yra tie mano kasdienė pagalba, man čia kasdieną padeda, kai aš siuvu, ane mikro? Ar daugiau tu čia viską man vaginiai padedi? Greičiau tu man vagi, dabar bandė šitas dalis pavogti. Va, pirmą dalį jau išsikirpau, pasižiūrėkit, išsikirpau dvi lygiai tokias pačias dalis iš šitos medžiagos ir dabar aš kartu tiesiog sujungsiu su adatėlė, kad man nesusimaišytų kas kur. Dabar paskui man dar reikės šitas linijas galbūt nusibrėžti, bet aš jau tuo rūpinsiuosi po to. Žinot, aš kai siuvu, tai aš dažnai nežinau, koksai kitas žingsnis, aš tiesiog siuvu ir bandau išsiaiškinti. Tai aš taip savo pati galvoju, viena problema vienu metu. Tai pirmiausia, aš išsikerpu, susirašiu, o paskui jau žiūrėsiu, kaip man čia nusibražyti, kaip man čia ką daryti. Na va, visom keturiom dalim, kaip ir sakiau, nukirpau dar po dvi tokias pačias dalis ir matysim, kaip čia bus. Aš dabar taip žiūriu čia, kadangi eis raukimo šitos medžiagos, tai galbūt šitą reikės šiek tiek dar pakirpti. Nu, bet čia jau siuvimo visoje eigoje pasižiūrėsiu, kaip man gausis, nes aš žinau, kad visą laiką siuvu pagal iškarpas, bet galutinis produktas niekada nesigauna 100% toksai, kai buvo, pavyzdžiui, iškarpoje. Aš kažką dadėsiu, kažką atipsiu, kažką perdarysiu, visą laiką man taip. Tai žiūrėkit, nuo ko aš nusprendžiau pradėti, tai nuo pačio viršaus, nuo va šitos dalies, matot? Oi, dabar ta kreida. Štai, kur šita linija, tai dabar aš dirbu prie jos. Tai dabar, matot, turiu dvi linijas, apie ką aš ir kalbėjau. Tai dabar pirmiausia, aš susiūsiu čia, aš sujungiu. Čia matot, užsižymėjau, kuriuose kampuose turi būti saga. Kad aš žinočiau, kad susiūčiau tą pusę. Ir taip pat dabar čia susiūsiu ir čia ir paskui sujungsiu viską kartu. Tai einam susiūsiu dabar ir tada parodysiu, kaip aš sujungiu viską kartu. Jūs pažiūrėkit, pas mumis ateina, man atrodo, audra. Koks oras pasidarė pilkas vėjas. Čia žinokit, kai audros būna, tai eina savo. Aną dieną ledų gabalais tokiais pradėjo kristi. Gerai, žodžiu, grįžtam prie siuvimo. Ane, Mini? Einam dirbti. Tai va, dabar aš parodysiu, ką padariau. Aš labai tikiuosi, kad jum girdisi, nes čia pas mane vyrai labai garsiai kalba. Tai va, tai žiūrėkit, dabar aš viską sudėjau su adatytėm kartu. Viską iš blogosios pusės. Matot, šita bloga pusė, matot, susiuvau ir kartu sudėjau. Ir dabar aš susiūsiu štai čia užsiuvimą, kuo įmanoma arčiau. Žinoma, kad nenuirtų, bet kuo įmanoma arčiau, nes mes norim, kad čia liktų kuo daugiau medžiagos. Ir susiūsiu iš blogosios pusės, tada išversiu ir dar kartą prasiūsiu siūlę anoje pusėje. Bet pirmiausiai susūnu čia ir tada parodysiu, kaip aš čia darau toliau, kad būtų viskas aišku. Va, užsiuvau siūlę, kaip ir sakiau, kiek įmanoma arčiau krašto. Ir dabar, ką aš padarysiu, išversiu į kitą pusę ir tuomet čia taip gerai prispausiu ir susagstysiu adatėlėm, kur reikia susiūti. Štai šitaip aš padariau ir dabar beliko sunkiausia dalis, tai čia gražiai užsiūti tiesią liniją, nes man su tiesom linijom dar yra šiek tiek sunku, aš dar kartą, žinokit, nukreivinu į šoną. Tai va, didžiulis darbas padarytas ir ačiū Dievui, gavosi labai neblogai tiesiai.
Nes aš, kaip sakiau, aš labai žinokit dar nemoku gerai tų linijų tiesiai nusiūti. Tai aš kiekvieną kartą pergyvenu. Ir žiūrėkit dabar kaip gaus. Aš dabar jums pabandysiu truputėlį geriau parodyti. Čia bus nugara, čia bus priekis, ane, taip užsilenks. Ir pasižiūrėkit, čia bus geroji pusė, o čia bus blogoji pusė. Matot, atrodo tvarkingai, nėra kažkokio nuirusių siūlių ar nieko, aišku, čia pačia užsisus po to. Bet čia. Vat, aš dėl to ir taip dariau, kad iš dviejų pusių. Aš iš tikrųjų tikiuosi, kad jums aš viską normaliai paaiškinu, nes aš žinokit, mano pavyzdžiui galvoje atrodo viskas labai aišku ir paprasta, bet kai man reikia paaiškinti, aš kartais kalbu ir nusišneku ir nieks nieko nesupranta. Tai aš tikiuosi, kad čia viską jums parodau taip, kaip jūs galite suprasti. Tai dabar sekantis žingsnis, prie kurio aš dirbu, tai būtent vat prie šitos dalies, galbūt čia geriau matosi. Čia būtų per daug pas mane visko. Štai, matot, vat, kur šitas sijonas, tai aš dabar būtent dirbu prie galinės dalies, tai dabar bus šitie suraukimai. Viskas čia krenta, nors mane visko čia per daug yra. Kadangi ant šitos medžiagos aš negaliu nupiešti, galiu su kraida, bet čia nelabai gerai kas matysis, tai aš tiesiog susismaigščiau adatėlės, kur turėtų būti persiuvimas. Esmė tame, kad aš niekad tokio persivimo dar nesu darius ir ypač su tokia stara medžiaga, matot, nes čia yra tokie labai lengvi persivimai, tiesiog truputėlis medžiagos suimta. Tai labai tikiuosi, kad man, žinokit, pavyks, tai einu bandyti savo siuvimą. Žiūrėkit, pirma siūlė visai neblogai pavyko. Netgi visai neblogai, iš tikrųjų gražiai atrodo, bet nereikia džiaugtis anksčiau laiko, pirmiausiai susiuvu visko, tada žiūrėsim, kaip gausis ir jeigu jeigu gausis, tada jau galim džiaugtis. Taip, pažiūrėkit, gavosi įdomiau, negu aš tikėjausi. Tas toksai paraukimas, mano adatėlės pradėjo karisti, tai paskui aš jas išėmiau ir žinokit, susivau iš akies. Tai dabar lygiai tą patį padarysiu čia ir su priekiniam dalim, nes čia, kaip matot, irgi tokie užlinkimai bus. Va, kaip mano suraukimai gavosi, nugara ir priekis. Priekyje, žinokit, buvau užsiuvus 3, kaip ir eina pagal iškarpą, bet pirmas dalykas, tai kad šita dalis susitraukia per daug ir tuomet man čia neužtenka. Ir antras dalykas, kai tokia stora medžiaga, čia užsisus sagos, čia kažkiek užsisus, tai kažkaip nelabai man gražiai atrodo. Tai aš tiesiog užsivau vietoj 2 siūlės. Tai va, matot, dabar visai įdomiai atrodo. Ir dabar sekantis dalykas, ką padarysiu, tai susiūsiu čia šonuose. Ir tada reikės šitą dalį įstatyti štai čia kažkaip labai gražiai. Pabaigiau ir čia. Ir žiūrėkit, kaip aš užsivau. Pirmiausia, užsivau štai tokią tiesią liniją, o paskui aš užsivau zigzagą. Tai matot, dabar ir labai tvarkingai atrodo ir man nebeirs. Tai dabar aš galvojau, kaip čia protingiausiai užsiūti tą viršutinę dalį. Tai aš, žinokit, sumaščiau, kaip tą padaryti. Tai palaukit dabar šitą užverčiu ir žiūrėkit, ką aš galvoju padaryti. Aš pirmiausiai užsiūsiu čia šitą liniją, šitos linijos aš dar neliečiu, tiesiog jinai taip ir būna. Užsiūsiu čia, tada užlenksiu šitą liniją ir dar kartą užsiūsiu. Man atrodo, kad taip turėtų gautis. Labai tikiuosi, aš taip niekad nedariau, bet pagal mano idėją galvoje turėtų viskas būti gerai. Tai, žodžiu, einu bandyti susiūti. Štai taip aš sudėjau adatėlės ir dar norėjau parodyti, kad, žiūrėkit, užsiuvau dar šitos medžiagos galiukus, matot, su tokiu zigzagu, tiesiog, kad man ta medžiaga neirtų, nes aš bijau, kol aš čia užsiūsiu, kol viską padarysiu, man čia šitos medžiagos dalis nuirs ir paskui man nebus kaip užlenkti. Tai ar vienu ar kitu atveju aš užsiūčiau tiesiog dėl apsaugos, tai paėmiau, užsiuvau, man dabar ramiai galva, dabar galiu koncentruotis būtent į va šitą dalį. Tai aš šiandien jau žinau, kad su sijonu užbaigsiu, toliau siūsiu rytoj. Tai dabar, kur aš esu ir kiek aš padariau. Tai pasižiūrėkit, aš įstengiu šiandien pasiūti va praktiškai visą viršų. Iš tikrųjų, tai gavosi visiškai kitaip neįsivaizdavau ir tiesą pasakius, gavosi daug fainiau, negu aš įsivaizdavau. Tai pirmas dalykas, ką norėjau pasakyti, tai šitų dalių nenaudojau, atsimenat, aš šitai pusėje taip pat kirpau šitas dalis, bet kadangi čia kur tie susiuvimai ir čia šonuose atrodo labai tvarkingai, tai aš nusprendžiau tiesiog taip ir palikti. O viršuje irgi gavosi kitaip, negu aš galvojau. Tai pasižiūrėkit, aš kaip padariau. Man čia reikėjo užsiūti tiesią liniją ir
jeigu aš būčiau tik užlenkus ir užsiuvus, tai man ta linija būtų gavosi čia ir labai keistai atrodytų, čia būtų linija, čia būtų atvėpę ir žodžiu būtų negražiai. Tai aš ką padariau, aš paėmiau šitą susiuvimą, užlenkiau ir užsiuvau liniją ir čia, kad viskas tvarkingai atrodytų, aš čia, žinokit, susiūsiu jau su ranka. Tiesiog su tokiu užmetimu, man čia 10 minučių ir bus prasiūta. Vien dėl to, kad čia nesimatytų jokios daugiau linijos, nes jeigu aš čia norėsiu dar prasiūti, tada čia bus dar viena linija ir, keistai atrodys, negražiai tiesiog. Tai aš tiesiog su ranka praeisiu ir viskas. Aš taip padariau suknelę. Aš pirmą suknelę, kur pasisiuvau aną dieną, kur aš jums sakiau, kur po to parodysiu ant savęs. Tai irgi visą kaklą prasiuvau, žinokit, su ranka, nes norėjau, kad nesimatytų siūlės, o mano mašina siuvimo tokios siūlės nedaro. Žinau, kad kai kurios daro, bet mano nedaro, tai aš tiesiog prasiuvau su ranka. Tai va, tai bus taip. Šitaip atrodys, o tada rytoj jau kaip siūsiu, tai nebe tiek daug ir bus likę. Tai bus praktiškai beliko prisiūti apačią sijono ir tada jau susiūti čia priekį, instaliuoti vat štai šitą gabalą medžiagos ir siūti sagas. Pasižiūrėsim kaip su sagom, nes su sagom aš irgi dar labai gerai nedraugauju. Žinokit, mažai aš ką darau, aš dažniausiai su užtrauktukais. Tai pamatysim, kaip man čia viskas gausis. Ką, nusivaliau makiažą, persirengiau ir lėkiu dabar šiek tiek pasportuoti. Kelias dienas sportavau aš namuose ir šiandien lėkiu į sporto klubą į apačią. Šį sporto klube darau tik tais bėgimo takelį, tiksliau netgi nebėgu, o darau greitą ėjimą. Dažniausiai 7,5 km per valandą, tai tokių greitų ėjimų ir dažniausiai darau apie valandą laiko. Tai man taip labai patinka. Ir pasportuoju, ir savo muzikos paklausau. Tai šiandien tą ir padarysiu, o kai sportuoju namuose, tai tuomet jau padarau pratimus visam kūnui. Tai vienu žodžiu, lėkiu ir dabar jau yra beveik 10 vakaro, tai nebeturėtų būti daug žmonių. Na ką tik parlėkiau iš sporto klubo, visą sušilus padariau valandą laiko bėgimo takelio. Ir ties čia tada ir užbaigsiu vlogą, nes eisiu į dušą, reikia tikrai nusiprausti, išsiplauti galvą. Ir rytoj man reikia anksti keltis, nusimato kaip ir įdomi diena, tai galbūt pafilmuosiu, nesakau dar nieko, bet galbūt ir pafilmuosiu, bus matyt. O jums kaip visada ačiū, kad žiūrėt, jeigu patinka mano tokie, ne tai kad filmukai, bet intervalai apie siuvimą, tai parašykit, kad aš ir toliau tęsčiau, nes aš galvoju, jeigu šiek kiekvienam filmukė rodysiu, gal jums atsibos. Tai jeigu jums patinka, būtinai parašykit. O jums ką, ačiū, kad žiūrėjot ir kaip visada pasimatysim kitose filmukuose Instagrame. Iki!